Labas rytas. Važiuojam šiandien į angarą. Pradėsim ruošti purkštuvą po truputį. Aišku, ten daug ruošimo nebus, sujungt vamzdelius, apžiūrėti viską. Galbūt šiandien jį ir užsikabinsim. Tuomet rytoj, jeigu bus tinkamas oras, bandysim pradėti purkšti. Jau matau, ūkininkai dauguma trąšas eina į pabaigą su trąšų barstymu. Tai va, man gerai, man trąšų barstyti nereikia. Mažiau darbo. Tai va, nusipurkšim, o po švenčių žiūrėsim. Galbūt pradėsim žemę jau judinti. Mačiau, jau kažkas ir arė ir su noraginiais jau skutinėja. Iš tikrųjų, jo, laukt, nu ko laukt. Nežinai, kas bus, va. Pradės lyt visą savaitę pils lietus. Ir baigsis tavo darbai. O tuo labiau kaip ekologiniam, tai svarbu, kuo anksčiau pasėt. Kad grūdas kuo didesnis spėtų užaugt, greičiau už piktžoles. Ir kitas žolės, ir kad grūdas jas užstelbtų. Tai va, būtent ekologiniam jo tas ankstyvumas labai svarbu. Tai va, purkštuvas, aha, čia filtrai išardyti tie visokie, reikia gal dar prasivalyti šiek tiek. Žiūrėsim, ir va tokie visokie šlangeliai atimti. Blemba, iš tikrųjų būtų man daug geriau buvę jį įsitraukti. Bet kažkaip tėtis mane atkalbėjo, sako, kad ten prieis ir taip gerai bus. Bet kaip man būtų geriau buvę įsitraukti. O įsitraukti yra reikalų. Trukdo ir plūgas, ir kultivatorius. Čia reikia, kad užkabint kultivatorių. Aha, reikės atvažiuoti greičiausiai su krautuvu dar paskui. Kad būtų galima čia pratraukti viską. Gerai, kimbam į darbus. Tai va, su purkštuvu tiek ten susijungt, ten šlangelis, ten gale šlangelis, filtrai ir viskas, nieko čia daugiau daryti nereikia. Tik tikėtis, kad jisai gerai peržiemoja. Tada kultivatorių galvoju užkabinsiu už šitą traktorius, nes dar yra toksai noras tą keliuką prasikultivuoti. O su tuo laumetrio kultivatorium labai gražiai pralygina, bet
Deja, keliukas šiuo metu vėl šlapias. Tai nelabai pavyks. Nu, žiūrėsim. Šiaip vis tiek užkabint. Reikia jį užkabinti, nes jisai trukdo. Patraukti šoną. Dar neis labai lengvai užkabinti, kadangi reikia perdėti šlaunis. Nėra užkabinimo. Šlaunis kabo. Šitas, va. Tai va, bandysim greit perdėti. Tai va, pasitraukė kultivatorius. Gal dabar mes jį kažkaip čia ir paimsim, nes to plūgo tai nesinori man čia tampyti. Dar toks vienas pliusas šitam purkštuvė, kad jį galima pasukti šiek tiek. Gerai paėmus. Ir tada gal mes jį ištrauksim. Bet po pietų jau. Tai va, pasukau aš čia jį į šoną. Dabar turėčiau užsikabinti. Tai va, reikia važiuoti atsikabinti mėšlo kratytuvą ir užsikabinti purkštuvą. Ir rytoj, ko gero, jeigu ir toliau bus toks oras, bandysim purkšti. Tai va, užsikabinam purkštuvą. Liko tik tai susireguliuoti, įsitempti tempėjus. Ir šiandien dar prisipilsim vieną purkštuvą vandens. Tik tai nežinau, kaip šitas mano lieptas. Jis dar laiko. Ar ne? Reikia va ten pririšti siurblį. Nu, ko gero reikės kažkaip čia pritvirtinti. Iki ten nesinori eiti. Tai va, prisipilsim dar vieną purkštuvą vandens. Žodžiu, bandom. Jeigu įlūšiu, tai visi kartu. Ne, gal turėtų atlaikyti. Tik dabar pririšti jau teks.
Tai va, man pasisekė, įleidau siurbliuką, atlaikė mano lieptas. Ką, bandysim pildyti purkštuvą. Įsidedam šlangą, pažiūrėsim, veikia čia mano sistema ar ne. Nusipirkau praeitais metais kinietišką siurbliuką, kiek čia aš purškiu. Tai vat, man ir užtenka. Aišku, reikia palaukti valandėlę, kol pribėga purkštuvas, gal tada kažką ir kitas pagalvosi, bet šiuo metu tai. O? Ten dirba. Čia, matau, negerai. Čia negerai. Čia negerai. Veikia, gerai. Įsitempsim įtempėjus, susireguliuosim traukę, įsipilsim vandens, pabandysim paleist, pažiūrėsim, ar niekur neleidžia vandens. Ir bus tiek šiandien. Ai, tai dar apie traktorių nepapasakojau. Tai va, juokas per ašaras. Bėda buvo, šituose čia stovi 2 vožtuvai. Bėda buvo juose. Visą laiką paduodavo tepalą, visą laiką būdavo tepalo spaudimas traktorių ir visą laiką vesdavo 4 varomi ratai. Tai čia po to remonto vieną naktį susapnavom, kad reikia užglūšinti tepalą, pabandyti užglūšinti tepalą. Į visus tos vožtuvus užglūšinom tepalą ir viskas pradėjo veikti. Tai tada aišku pasidarė, kad buvo kalti tie vožtuvai. Išsivarėm tos vožtuvus, ten buvo viso velnio. Ir dar buvo tokios ašelės, kurios su ašelėm buvo problemos. Tai ką, bandysim šiandien nusipurkšt. Vakar dar nespėjau iki galo prisipildyti purkštuvo. Čia kažkur. Tai dar reikės dasipilt šiandien. Oras super. Ką maišysim? Šitą reikalą. Tai turim Nando produktą Bio NPK Powder S. Mikrobiologinis produktas, skirtas tiek sėklų apvėlimui ir purškimui ant dirvos. Skatina sveiko ir stipraus šaknyno vystymąsi ir spartesnį augalo augimą. Tai žinokit, iš tikrųjų, nusipurškiau rudenį, buvo bandymas vienam lauke kvietrugių ir kviečiai, aišku, skirtingos kultūros, bet kvietrugių šaknis tokios, kviečių šaknis tokios. Jeigu pavyks, nepasiėmiau kastuvėlio, ištraukti, parodysiu šaknis, nes už augalo ištraukti neišeina, tiesiog per ilgos šaknis. Nuplėši lapus ir tiek. Tai va, žiūrėsim, pabandysim. Ką, bandom pasimaišyti. Tai kągi, 250 gramų į hektarą, purkštuvė yra 5 hektaram, tai mums reikia kilogramo 250, kad užpildyti pilną purkštuvą. Pasisvėrimo būdas gan paprastas. Gal kiek ir netikslus, bet vėlgi čia ne chemija. Augalo jūs nenudeginsit ir nieko jam nepadarysit. Paėmam paprasčiausias svarstyklėlės ir pasižiūrim, ką turim. Turim 210 gramų, tai dar šiek tiek dapilsim ir bus kaip ir neblogai. Maždaug iki tos linijos turim. Taip. 290. Supratau, šiek tiek mažiau reikia, bet kažkas tokio. Beriam viską į tokį indą.
Mums reikia 5 tokių. Na va, pamečiau skaičių iš tikrųjų, ar 5 ar 4. Gerai, kad nufilmavau, atsisuksiu pažiūrėsiu. Tai va, filmavimas tik į naudą, kadangi subėriau tik 4. Subėriau tik 4. Tai va, turim miltelius, įpilsim vandens, gerai viską išplaksim, išmaišysim, supilsim į purkštuvą, dasileisim kiek trūksta vandens, įjungsim maišymą ir tegul viskas maišosi. Tai va, įsipiliam vandens. Op. Ir dabar viską gerai išmaišom. Na va, pasileidau purkštuvą, kad maišytųsi. Ten viduj dabar viskas maišosi, išsimaišys dar geriau visi mikroelementai. Na ką, purkštuvas pilnas. Judėsim link laukų. Pas mus laukai visi vietoj, toli važiuoti nereikia. Tai važiuojam po truputėlį iš lėto, nes šitos, nežinau kaip jau sijos, tokias vos gyvos, tai reikia neskubėti. Gerai, kai viskas vietoj. Na, pabandysim išlipti pažiūrėti. Kaip čia atrodo tie mūsų kviečiai, iš tikrųjų labai gražiai atrodo. Man, kaip ekologiniai ūkininkai, atrodo gražiai. Aišku, yra van tokių vietų duobėse, tokiuose biški pageltonavę, gal šiek tiek pašutę. Bet pamatysim, čia dabar išlipsim, visai graži vieta. Vėjas yra, tai nepykit, jeigu garsas bus blogas. Lipam, pažiūrėsim. Tai va, kvietukai žali, gražus. Purškiam žemę sausa, negadinu, dirvos, nieko, viskas puikiai gaunasi. Nežinau, ar čia pavyks dabar man išsitraukti kažką, ne, plyšta su lapais, nieko aš neištraukiu ir neturiu kastuvėlio. Vat kame bėda, čia gal didesnė krūva, tada bus, bet ir nebus tokia šaknis, aš nepaimu, sorry, nepažiūrėsiu, neištraukiu tiesiog kviečio, šaknis jo yra per visą sprindį ir aš neištraukiu. Tai va ten va nesimatys, gal yra šiek tiek pageltę, bet šiaip visumoj tai labai gražu. Super. Na va, vienas laukas baigtas. Aišku, ar įmanoma pirmą kartą darant technologijas padaryti be klaidų? Greičiausiai, kad neįmanoma, taigi apsigavau su technologiniam vėžiam, aišku. Per daug prisidariau. Klausiau, aišku, žmonių, kurie supranta, bet jie gal nesuprato, ko aš klausiu. Tai va, tai šiek tiek yra klaidelių, bet nieko baisaus. Čia aš nepurškiu nuo žolių, nepurškiu kaso, nepurškiu trąšų. Tai man nėra didelio skirtumo, kur kliuvo, kur nekliuvo. Aš dėl to smarkiai nestresuoju.
Tai va, to čia laukiam laukai yra, sėta buvo tarpiniai garstyčios su ridiku. Tai irgi žiūriu sausa visai, aišku yra vietom ir drėgnų, bet jau norėtųsi pradėti, aišku labai anksti dar, bent porą savaitėlių reikia dar palaukti. Tai va, važiuojam pildytis dar vieną purkštuvą, ten toliau žaliuoja sekantis laukas, čia buvo 4 hektarai, labai greitai suėjo, ten dar yra 8 hektarai ir iš kviečių būtų tiek. Tai va, važiuojam. Leidžiam dar vieną purkštuvą. Toks vėjas sukilo, kad neįmanoma lauke būti. Bet vėlgi, gali purkšt per vėją. Gali purkšt, kai saulė šviečia. Gali purkšt. Realiai nėra jokių draudimų, kada tu purkški. Nuleidi purkštuvą žemai, puikiai išpurškia viską, kad vėjas kažkur kažkiek nuneša, nieko blogo. Tai ką, leidžiuosi jau paskutinį purkštuvą. Bus kviečiai nupurkšti. Gavau keliose vietose purvą šiek tiek, bet pavyko išsikapstyti, tai čia gerai. Gal dar šiek tiek ir ankstoka, bet tas nekantrumas viduj laimi. Tai va. Čia dar turim pagausėjimą biškį. Atsivežė dar kelios karvės užtrukusios. Viena išsivežė telyčią su telyčia. Atsivedė. Tėtis atvažiavo ryte, žiūri, vienos trūksta. Jinai užlaido su teliuku. Jau teliukas žinda savo. Tai va, sistema veikia, reiškias. Dabar šiandien atsivedė dar vieną viršiuką. Tai po truputį įsibėgėja viršiavimasis. Dar ką pamačiau, nuėję, šiandien apžiūrėjau, nuėjau iki pašiūrės ten, jinai. Ir pas šitas tai su pašaru nekas, reikia dar po pietų važiuoti pasišert, pasikratyti šiaudų. Jo, dar tuo pačiu turi šiandien atvežti sėklas ir kurą. Tai kaip čia kas gausis, nežinau, laukiam. Bandysim kažkaip viską suderinti. Tai ką, dar išsipurkšiu dar vieną purkštuvą. Ir bus kaip ir su video viskas šiam kartui. Kad neužsitęstų per ilgas. Tai va, ačiū, kad žiūrit. Tikrai yra susidomėjimas. Man dėl to kyla tik dar didesnis noras kurti video, daryti, filmuoti. Ačiū, kad prenumeruojat kanalą. Nepamirškit to padaryti ir toliau. Palaikinkit, aišku. Nes turbūt video kūrėjui tai čia yra didžiausias nuopelnas, yra prenumeratoriai ir žmonės, kurie domisi jo video. Tai ačiū tada, tiek.